pradedame pačią pirmąją be stabdžių programos valandą. Ketvirtadienis už lango ir ta antroji lengvesnioji savaitės pusė tikriausiai prasideda ir mes taip pat judame prieki po vakarykštės dienos, kuomet studijoje buvo gausybė svečių. Mes taip pripratome ir pagalvojame, kodėlgi ir šiandien tų svečių nepasikvietos ir toliau tęsime laidų ciklą ir kalbame apie labai smagų renginį. Bekelės maratoną 4x4 perimetras ir kalbiname įvairiausius žmonės, kurie dalyvavo, kurie dalyvaus, kurie organizuoja, kurie vienaip ir kitaip prisideda. Dėl to šiandieną pas mus svečiuose Bekelės maratono 4x4 perimetras naujokas Marius Beliauskas. Gerą dieną, Mariau. Labą dieną. Kaip gyvenat? Puikiai gyvenam. Atvykote iš vis dėlto laikinosios sostinės, netgi šiek tiek toliau negu laikinoji sostinė. Taip, atvykau iš Kazlų Rūdos, kur yra įsikūręs mūsų ofisas. Prekiaujam aplinkos priežiūros techniką, atstovaujam firmą Štelrių ženklą. Ir kuo mes esame susiję su šiuo maratonu, tai yra, kad jau 7 metai iš eilės su Gediminu Grigaičiu kartu organizuojame tą maratoną ir esame rėmėjai. Ilgamečiai, tradiciniai. Taip. Be jūsų nelabai įsivaizduojamas Bekelės maratonas 4x4 perimetras. O pats kelyje kasdien daug laiko praleidžiat? Šiaip iš tikrųjų, kadangi pats gyvenu Kazlų Rūdoje ir dirbu, tai ypatingai daug nepraleidžiu, bet kartais tenka. Na, tik pavyzdžiui, ir šiandien atvažiavote pas mus į Vilnių į studiją. Kalbant apie automobilius, apie automobilių sportą, apie Bekelę, čia neturėjo tokią įdomią istoriją, papasakojot, kaip jūs keturatį įsigijot. Nebuvo šiaip, o taip nuėjot ir nusipirkot, buvo dar ir istorija. Na taip, kirbėjo man mintis tą Bekelę išbandyti ir labai mane žavėjo kažkada anksčiau atsiradę keturačiai motociklai. Nu ir buvo tokia istorija, kad aš rūkiau anksčiau, susikirtau su žmona, kad jeigu metu rūkyt, perku keturatį motociklą. Ir toks rimtas pasiryžimas buvo? Na, noras buvo didelis tą keturatį turėti iš tikrųjų ir po 3 mėnesių nerūkimo keturatis jau stovėjau kieme. Susikait, išpildėt savo pažadą? Nu, svajonė įsipildė. Ar dabar rūkat? Ne, neberūkau. Klausykit, tai užteko, tų 3 mėnesių ir dingo tas noras. Tai keturatis jūsų kieme ir dabar karts nuo karto išlėkat kažkur po miškus ar ne, po gražias vietas pasivažinėt? Taip, kartais išvažiuoju laisvalaikiu ramiai pavažinėti, pagrybau, sakykime, nelendu į pelkės, nes jis tam nepritaikytas yra. Netgi rūkio darbam jį patogu yra naudoti. Šiaip, smagi transporto priemonė, smagiai pavažinėti gamtoje jos neardant ir negadinant. Gerai, o tuomet, kalbant apie jūsų įmonę ir apie perimetrą, ilgamečiai esate rėmėjai, kodėl jūsų kompanija remia šį Bekelės maratoną eilę metų? Iš tikrųjų, iš pat pradžių patikėjome Gedimino Grigaičio idėją organizuoti tą maratoną. Pasirodė kaip labai užsispyręs tikslo siekiantis žmogus. Nu ir tai pradėjom bendradarbiauti. Ir šiemet subūrėt komandą ir patys važiuosite perimetro. O šiemet stipriau į viso maratono organizavimą įsijungė Nissan komunikacijos vadovas Mindaugas Plukys, kurį pažįstu nuo mokyklos laikų. Patikimas bachūras. Patikimas, energingas, pilnas idėjų. Ir jis tikrai įkalbino sukurti savo įmonės komandą, kuri važiuos su Nissan Navara visureigiu, kurį mums Mindaugas parūpina. Ir neturėdami didelių kažkokių tai tikslų laimėti kažkokią vietą, paprasčiausia norim su įmonės komanda praleisti smagiai laiką. Manau, kad ir kitom įmonėm tai būtų labai naudinga. Komandos formavime, santykių šlifavime, pasitikrinti vienas kitą įvairiose situacijose yra tikrai geras sprendimas sudalyvauti šiame maratone. Tai čia tokia jungtinė Nissan Ginalo komanda, ar ne?
išeina panašiai taip. Automobilis yra Nissano, o nariai yra visi Dinalas Štil komanda. Kiek narių jūsų komandoje? Planuojama, kad bus 4. Tai tuos 2000 km teks taip pasikeičiant ir įveikti, ar ne? Nu, taip. Ar vyksta kažkokios treniruotės, ar jūs taip komandiškai ruošiatės, svarsto strategiją, nežinau? Pradedam, yra numatytas jau tam tikras grafikas bandymų, treniruočių, bet aš kaip ir minėjau, kad mes nesieksime didelių greičių ir užimti tam tikrą vietą, o norim iš tikrųjų smalsumo vedami pravažiuoti visą maratoną, pravažiuoti Lietuvos perimetrą, pamatyti to, ko galbūt tikrai dar mes nematėm ir manau, kad yra tikrai labai gražių vietų Lietuvoje. Dažniausiai mes keliaujam į užsienius, kažkur toli įskrendam, o kartais gal nematom tų gražių vaizdų, ką turime čia Lietuvoje. Dalyviai labai akcentuoja Štilio įrankius, kurie yra neišvengiama būtinybė, kuomet važiuoja tą tikrąją bekelę ir pasitaiko išvartų, pasitaiko nugriūsių medžių ir, na, be tos įrangos būtų praktiškai neįmanoma tą bekelę įveikti. Iš tikrųjų, tikrai daug bekelės entuziastų naudoja mūsų įrenginius, gal daugiausia pjūklus, iš tikrųjų, anksčiau benzininius, dabar yra atsiradę labai populiarūs pasidarė akumuliatoriniai pjūklai. Jeigu kažkokiam nedideliem darbam, tai tikrai yra patogu jį visada turėti visuraigėje. Jūs irgi vešitės? Tai be abejo. Aš ir manau. Kalbant apie komandos narius, na, Dinalas tikrai turi daugiau negu 4 matyti darbuotojus. Kaip vyko atranka? Ar čia savanoriškumo principu, ar darėt konkursą, ar pagal nuopelnus? Nes, nu, yra garbė ir matyti didelis noras dalyvauti tame reikale. Šiaip apsiklausinėjom žmonės, kurie nori, kurie gali, su kuriais kartu kažkur važiavę, kažką veikia. Pasakysiu taip, mes laikas nuo laiko važiuojam žvejoti į Norvegiją, į Suomiją, praleidžiam nemažai laiko, tai tokiose kelionėse iš tikrųjų tos žmonės pažįsti. Tai, žodžiu, ilgi atstumai nėra kliūtis, esat bandę, darę ir tai nėra problema nuvažiuoti ten 1000 kilometrų? Taip, tikrai ne. 1000 kilometrų čia viskas labai normalus atstumas yra. Gal tik netokiam sąlygom, kaip įsivaizduoju, maratone yra šiame numatoma, bet mes pažiūrėsim, pamatysim, kaip iš tikrųjų. Vis tik, na, jeigu nugalėsit, kaip blogas tas kareivis, ar ne, kur nenori būti generolu, tai nusimato dar ir šventimas neblogas, ir rėmėjai, ir dar nugalėtojai to turizmo klasės. Tai nugalėti visada smagu yra iš tikrųjų. Tai kas nori pralaimėti, niekas nenori pralaimėti. Ir, na, mes jau kalbėjome, ar ne, apie įmonės, kurios irgi nori sutvirtinti kolektyvą, gerai praleisti laiką, išbandyti save galbūt, na, kitomis sąlygomis negu paprastai, tai bet kuriuo atveju, ne, rekomendacijos pabandyti, dalyvauti ir gerai praleisti laiką, būtent važiuojant perimetro. Aš manau, kad mes tikrai pabandysim pakalbinti ir savo partnerius, kadangi turime platų savo prekybos atstovų tinklą, kurie prekiauja mūsų produkciją visoje Lietuvoje, pabandysime prikalbinti juos prisijungti kartu, išbandyti savo jėgas ir smagiai praleisti laiką šiame maratone. Kadangi aš pats šiek tiek mėgstu žvejoti, aš negaliu nepaklausti klausimų, kurie susijęs su to laisvalaikiu. Sakėt, ar ne, važiuojat žvejoti į Norvegiją, tai tikras žvejys turi pasigirti laimikiai, aš jau truputį pameluodamas galbūt, bet vis viena, tas žuvis, kurios džiugino širdį. Na, Norvegijoje man nėra tekę pagauti kažkokių didelių laimikių, kuriuos reikėtų dėti į žvejų žurnalo viršelį. Buvo, sakykime, gal menkė 15 kg, bet šiemet nusišypsojau laimiai, Tenerifėje pagavau 42 kg tuną. 40 kg. Kaip tai jums pavyko? Kaip tai jums išėjo ir kokia buvo kova? Kova buvo sunki, iš tikrųjų buvo klausimas, kad kas ką pagavo, aš tuną ar tunas mane. Tai po gero pusvalandžio kovos tunas atsidūrė mūsų kateryje. Tai... Ką sakė laivo kapitonas, tai yra dažnas laimikis, retai nusišypso sėkmė turistams tokius laimikius sugauti? Šiaip iš tikrųjų dėl
tokios sėkmės didelė dalis sėkmės priklauso ir kapitonui, kaip jis sugeba nuplukdyti laivą į būrį žuvies. Tai jeigu jis sugeba tai padaryti, tai tikimybė tikrai yra didelė. Bet jeigu tu plaukiusi ten, kur to žuvies paprasčiausiai nėra, nu, tai jos ir nepagausi. Na taip. Gerai, tai tiek tokių prisiminimų iš žvejybos. Mes dar kartą primenam klausytojams, jog registracija tiek žmonėms, tiek įmonėms vyksta vis dar 4x4 perimetras.lt. Mariau, ačiū, kad atkeliavot. Ačiū Jums. Gero kelio ir žinoma sėkmės perimetre. Dėkui. Iki. Iki.